Taigi, dabar panagrinėsim diagramų kūrimą, teksto rėmelio ir meninių teksto įtirpimą. Nu ir paveikslėlių tirpimą iš galerijos. Galim nukopijuoti užduoties pavadinimą, tarkim. Tai darysim trečiam lapę, įklijuojam. Prašau, dar kartą. Nu. Perėdame kitą eilutę ir diagramos įtirpimui reikalingi duomenys. Mes juos paimsim, kur diagramos duomenų dabar nekursim, nukopijuosim tiesiog šitą lentelę, įklijuosim ir pagal šitą lentelę šiek tiek pakoreguosim lentelę. Pažymim va šitą stulpelį ir paspaudžiam su 10 klavišų, padarysim, kad tekstas būtų išdėstytas iš kairio šono. Pasirinkam paragraf, B4, 0 padarom. Ok, matot, perkelį prie krašto. Kartais lentelė tekstą nušokdino į kitą vietą. Dabar pažiūrėkim, kokių duomenų mums reikės lenteliai. O mums reikės tokių duomenų. Dalyko pavadinimas ir pažymiai. Bei pirmį stulpelį pažymėti kaip pirmas pusmetis, o antras dalis stulpelių kaip antras pusmetis. Žodis dalykai pusmečiai neįtraukiami. Todėl mes pažymėsim nuo šičia iki šičia. Metinis, kaip matėt, diagramų neatsispindi. Pasirinkam diagramos mygtuką, paspaudžiam. Insert, Object, Chart. Matot, va. Matome apačioj prancūzų, anglų, vokiečių ir latynų, nors mes juos turim matyti dešiniajam šone, tai yra kaip legenda. Apie legendų šiek tiek plačiau Excel'e ir apie diagramas, bet čia taip pat mes turim tai paliesti šitą temą. Spaudžiam mums reikia apkeisti. O pusmečius įtraukia skaičius 5 ir 7. Tai greičiausiai pirmą eilutę iš mūsų lentelės. Tai mums duomina stulpelinė diagrama. Next. Dabar lentelės duomenys B3, D7. Teisingai. Nors pačių lentelės mes dabar nematom, bet čia galim pamatyti dar kartą pasižiūrėti. B3, atsiprašau, B3, nuo B3 iki C7 duomenys paėmė. Reiškia, nuo šitos trečios eilutės. Čia pirma eilutė, čia antra ir toliau eina trečia. Dabar, kaip matot, tai yra pagal stulpelinę. Mes pakeisim duomenų žymės į eilutės. Ir tuomet mes matom, kad mums pasikeitė, atsirado legenda dešiniajam šone, o čia atsirado skaičius 5 ir 7. Jos reikės pakeisti, kad imtų kitus duomenis. Dabar mes matom, kad kategorija, lentelės diagramos kategorija C3, D3. Mums reikia pakeisti į langelius C2, D2. Kodėl? Šiek tiek vėliau pasakysiu. Va. Na ir spaudžiam, kad paimtų va šitus būtent pirmo ir antro pusmečio pavadinimus. Arba galėjom ranka parašyti, bet šio teisingiau būtų šitaip. Spaudžiam next, galim parašyti pavadinimą šitoj vietoj lentelės, pažymiai parašyti. Spaudžiam finish ir matome mūsų diagramą. Išėjom iš diagramos srities, tuščioje vietoje paspaudom, dabar vėl grįžtam, pažymim, sumažinam diagramą, dar sumažinam, šiek tiek patraukiam, lentelę galim nuleisti, diagramą vėl grąžinti savo vietą ir dar šiek tiek nuleidžiam lentelę, kai mums netrukdytų, diagramą padedam taip, kaip pavaizduota užduotį.
įterpti teksto rėmelį ir kitus dalykus. Teksto rėmelio įterpimui spaudžiam, įjungsim įrankių juostą, piešimas, driving. View, toolbars, driving. Įjungiam įrankių juostą driving, jinai gali pas jūs atsirasti kairiam šone, tiesiog atkreipkite dėmesį. Pavyzdžiui, čia aš padėjau. Galim iškelti. Paspaudžiam raidę T, su kairiu pilies klavišu pradedam piešti nuo tos vietos, nuo kurios norim. Tekstas, pavyzdžiui. Šrifto dydį galima keisti, pažymėjus pasirinkus atitinkamą šrifto dydį. Galima sucentruoti. Kaip matot, atsiradęs įrankis text object, būtent tekstui keisti rėmelėje. Galim paspausti šį mygtuką, keisti šriftą, keisti efektus ir taip toliau. Tarkim, shutdown padarysim. Arba outline. Ok. Matom. Taip pat įterpsime paveikslėlį. Kaipgi įterpti paveikslėlį? Pasirinkam Tools, Gallery ir mes galim išsirinkti kairiam šone temą, pavyzdžiui, Computer ir įterpiam Computer. Neįterpiam, pažymim, pasiėm su kairiu pilies klavišu ir traukiam į vietą, kur norim jį įterpti. Tuomet, ką atliekam veiksmą, atsistojam ties kvadratėliu, paspaudžiam su kairiu klavišu ir traukiam mažinant. Jeigu jūs norit perkelti, reiškia, prieėjus prie objekto atsiranda keturgubio rodiklės, kryžiukas su rodiklėmis. Na va, sudėliojam. Ir meninių tekstų įterpimo bus font work, įrankių juosta driving. Paspaudžiam, pasirinkam, pavyzdžiui, tipą. Ir dabar šiek tiek patrauksim. Taip pat galim išjungti galeriją, Tools, Gallery. Pažymim objektą. Dvigubai į objektą paspaudžiam, atsiranda juodas tekstukas, pastatom žymeklį, ištrinam tą tekstą, kuris buvo ir rašom meninis tekstas. Tuščioje vietoje paspaudžiam, pasikeitė mūsų meninis teksto. Vėlgi meninis tekstas naudojamas mažint didint, suvokėt, kaip pažymim objektą, kada reikia paspausti tam, kad jis pasižymėtų. Tuomet, kai atsiranda kursorio žymeklis, pakeičia savo būseną. Pavyzdžiui, šiuo atveju pakeitė į rodiklę, paspaudus atsiranda kvadratai aplink kraštą, prieėjus prie vieno iš kvadratų galima didinti arba mažinti atitinkamai priklausomai nuo rodiklių tipo. Geltonas leidžia keisti išdėstymą. Pavyzdžiui, praplėsti. Dar šiek tiek sumažinam. Na va. Deja, grupavimo funkcijos LibreOffice Write neturi, todėl mes tiesiog jos išdėstėm. Dar norėčiau priminti, kad kaip pakeisti foną, kaip sulieti langelius. Pažymim, su dešiniu ir merge cells. Cells, merge. Va, priminiau. Sulieja langelius. Na, pavyzdžiui, mes norim sulieti dar va šitus langelius. Pažymim sritį su dešiniu, cells, merge cells. Kaip pakeisti foną? Pažymim langelius. Na, pavyzdžiui, šitą. Sumažinti dydį. Bus lengviau pažymėti. Pastatom žmeklį, shift ir rodiklį į dešinę, rodiklį viršų ir dar į dešinę.
naudojant rodiklius į kairę viršų į kitas pusės, galima pažymėti būtent tą sritį, kurią jūs norite. Arba naudokit pelytę. Jeigu su pelytė, paspaudžiam su kairiu klavišu, traukiam į dešinę pusę, na ir pasižymėjom sritį. Tarkim, šitus srities foną norim pakeisti. Pasirinkam backgroundą ir keičiam. Taigi, Ctrl Z, tarkim, dar kartą pažymim. Pasirinkam spalvą. Mėlynas fonas. Teksto spalvą. Pažymėti tekstą ir raidę išplėsti šitą ir pasirinkti atitinkamą spalvą. Gerai. Judam toliau. Sukūrim diagramą. Na, ir darbas su tabuliatoriais. Ketvirta užduotis. Kopinam, nukopijuokim, tarkim, užduoties pavadinimą. Pastatom žymėklį šitoje vietoje. Arba naujam puslapį. Pastatom žymėklį, įklijuojam. Gal Enter paspaudžiam dar. Ir įklijuojam. Enter. Tarkim, mes ruošiam dokumentą, kuris bus atspausdintas ir skirtas rašyti prašymą. Mes šiek tiek improvizuosim šitą užduotį. Tarkim, viršų mes norim 2 ištisinės linijos. Paskui kairiam šone mes norim rašyti, kam bus rašomas šitas tekstas. Šiek tiek žemiau dar brūkšnys turės būti žodžių prašymas ir taip toliau. Taigi, tarkim, mes norim, kad atsirastų brūkšnys tarp 5 ir 12 cm. Kaip įeiti į tabuliacijos skirsnį? Šiek tiek liniuotis juostoje aukščiau pilkos juostos paspaudžiam dvigumai su kairiu klavišu. Atsiranda skirtukas Tabs. Ne? Išvalykim visą ir mes rašom, kad pirmas žingsnis bus, pirmą kartą paspaudus mygtuką Tab, turės nušokti žymeklis iki 5 cm. Spaudžiam Next. Toliau ir nieko nepiešia, kaip pastebėjot. None ir Left. Toliau paspaudus antrą kartą klavišą Tab turės nušokti iki 12 cm ir nupiešti ištisinę liniją. New. Spaudžiam OK. Dabar spaudžiam, aišku, žymeklis turėjo stovėti toje vietoje, kur jūs norit nustatyti tabuliatorius. Paspaudžiam pirmą kartą Tab, kaip mat nušoko iki 5, antrą kartą Tab, nušoko iki 2. Jeigu norim šiek tiek pakoreguoti, tarkim, jūs nusprendėt, kad iki 12,5. Paspaudžiam į tabuliatoriaus ženkliuką su kairiu pelės klavišu ir pasitenkit nenukrypti nuo liniuotis srities, o tiesiog liniuotis srityje judėti iki 12,5 cm. Dabar paspaudžiam Enter, vėl Tab, Tab, kadangi jis įsiminė, kad jūs paspaudėte Tab, Enter, todėl jis tęs tą tabuliacijos žingsnį. Ir perinam į kitą eilutę, dar padarom keletą tarpų ir dabar mums reikės padaryti 4 eilutės, kur turės būti prašymai nurodyta, kam rašomas šis prašymas. Kaip mat, tabuliatoriai mums šitie netinka, dvigubai tiesiog į tabuliatorių spaudžiam, vėl įėjom į tabuliacijos skirsnį, Delete All ir, tarkim, jau pirmojų žingsnių mus turės nušokdinti iki 5 cm ir nupiešti ištisinę liniją. Spaudžiam New. Kitų žingsnių mums čia nereikės, spaudžiam OK, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter. Enter, Enter, Enter. Ir dabar mums reikia, kad nušoktų iki 7 cm, iki 8 cm ir pieštų iki 10 cm mums liniją, kur bus žodį arba nuo 7,5 iki 10. Pieštų ištisinę liniją. Taigi, įeinam vėl į tabuliatoriaus sritį, išvalom. Turės nušokti iki 7,5. 7, pastatom žymeklį, mat kablelius turim rašyti. 7,5. Nieko neturi piešti. New ir iki 10. 10 ir pieš ištisinę liniją. New. Jeigu jums reikalinga punktyrinė, prašom. Gali spausti punktyrinę. Ok. Tab. Atsiprašau. Įeinam vėl. Šiek tiek padarėm klaidų. Reiškia, įeinam vėl į Tabsą. Ir pakoreguojam, reiškia, iki 7,5 aš nustačiau ištisinę. None ir... Dabar pažiūrim šitą
10 gerai, dar kartą pažymim tą, čia nustatyti noną. Ok. Ir dar antrą kartą, kaip matot, jis nušoko, ir dar antrą kartą taps, ir spaudžiam Enter. Dabar mes norim dar, kad būtų tarpelis didesnis, ir norim dabar, kad iki padaryti linijas, kur galima bus rašyti prašymą. Pavyzdžiui, 4 linijas, kur viena iš linijų bus šiek tiek patraukta į šoną. Taigi, pirmoji eilutė turės būti atitraukta nuo šono. Ir mums reikės 2 žingsnių. Einam į tabuliatorių, išvalom viską. Ir pirmas žingsnis nušoks iki 1 cm ir nieko nepieš. New. Toliau paspaudus Tab turės piešti va iki šito, iki 17 šiuo atveju. Centimetro ir pieš ištisinę liniją. New. O kitose eilutėse turės būti kitaip. Todėl mes kol kas spaudžiam OK, spaudžiam Tab, Tab, Enter. Ir čia pakoreguosim. Tiesiog einam į šitą sritį ir šitas tabuliacijų žingsnis mums nereikalingas. Tiesiog delete, ne delete alt, bet delete. Jis turi būti pažymėtas būtent tas punktas, kurį norit ištrinti. Delete. Ir kaip atkreipėt dėmesį, čia pakeitė į noną, mums reikia pakeisti. Ir kągi, OK spaudžiam. Ir spaudžiam Tab mygtuką. Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, Tab. Tiek, kiek mums reikia. Gal drawing mes išjunkim įrankių juostą. Enter, Enter, Enter. Ir mes norim, kad dabar būtų 2 brūkšniai, vienam iš kurių bus rašomas vardas pavardė, o kitam bus rašomas žodis skirtas parašui pateikti. Taigi, dabar einam vėl į tabuliacijų skirsnį, išvalom. Tarkim, mes norim, kad nušoktų iki 6 cm ir pieštų liniją iki 12 cm. 6, ne? Tarkim. Nieko nepieštų, toliau nušoktų iki 12 ir nupieštų ištisinę liniją. New. Ir spaudžiam OK. Atsiprašau, dar mums reikalingas vienas žingsnis, vėl dvigubai. Ir mes norim, kad nušoktų iki 13 cm, iki 14. Ir nuo 14-16 nupieštų reikia. Tai iki 14 nieko nepieš, none, new. Ir iki 16 pieš ištisinę liniją. New, dar pasitiksim. Ištisinę matot. 14 none, iki 12 pieš ištisinę ir iki 6 jokios linijos nepieš. Spaudžiam OK. Tab, 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 Tab. Enter. Taigi, kai jūs jau baigėt dirbti su tabuliatoriais, geriau juos panaikinti, kad toliau kitos eilutės paspaudus Tab klavišą nepieštų kokių nors ištisinių linijų. Dvigubai šitą tabuliacijų sritį, delete all, OK, reiškia, toliau spaudžiant Tab klavišą, kaip matot, tabuliatorių žingsnių nėra. Perinam į kitą lapą tiesiog. Dar mes norim įrašyti, tarkim, tekstą, ne? Gerai, įrašysim tekstą. Pabaigsim šitą užduotį. Tarkim, mes norim, kad čia po šitą eilutę būtų parašyta, ką čia šioje eilutė reikia įrašyti. Ne? Paspaudžiam Enter tos eilutės gale. Čia tabuliatorius mums netinka. Paspaudžiam dvigubai tabuliatoriai, išvalom ir tarkim, mes norim, kad jis tabuliatorius atsistotų ties 9 cm ir tekstą rašytų sucentruotą. Linijos jokios nepieštų. Spaudžiam New. Spaudžiam OK. Dabar žymeklis, aišku, šitoj vietoj buvo ir mes dabar spaudžiam Tab, jis nušoko iki 9 cm. Jeigu jūs nusprendėt, kad šiek tiek per toli, tarkim, turi būti nuo 8 ties 8,5, paspaudžiam į tabuliatorių ir patraukiam iki 8,5. Ir dabar rašom vardas, kablelis, pavardė. Ne, Shift Home, taip mes pažymėm visą eilutę ir paspaudžiam su dešiniu klavišu pažymėtą sritį, charakter. Ir pasirinkam position skirtuką superscript. Ok. Jei norim šito eilutėj padaryti tą patį, vėlgi ties 9, delete, rašom, mes
sprendėm 8,5, tarkim, ne? Nieko, jokios linijos ir centre tekstas bus rašomas. New, ok, tab, rašom, ką rašom? Adresas, dar kažką. Adresas, kablelis, telefonas ir taip toliau. Shift home, spaudžiam su dešiniu, charakter, superscript. Ok. Dažniausiai būna superscript šitiems pažymėti, kas šituose eilutėse bus rašoma. Pastatom žymėklį čia, kur mes norim, kad būtų atsistotų žymėklis čia parašytų vardas pavarė, o čia būtų žodis parašas. Įeinam į tapsą, išvalom viską, na ir maždaug irgi ties 9 cm sucentruotai, tarkim, new, ir antrą kartą taps paspaudus turi atsidurti, pažiūrim, maždaug ties 15 cm, 15 ir irgi centre, new, jokios linijos nepišia. Ok, tap, rašom vardas, pavardė, tap, parašas. Shift home, su dešiniai pažymėtas rytį, charakter, superscript, ok. Dėkui už dėmesį. Sekančias užduotis sekančiuose vaizdo įrašuose pamatysit.